Ir plus klientas tokiu mano sprendimu patenkintas, jo buvo pasižymėjęs, kur reikia sukti, nes jo planas buvo tiesiog perdažyti tą seną. Einam pasidažom kraščiuką tos plokštės ir eisim sukti. Va taip prabėgi. Šitas kvistas labai didelis, labai ilgas, prisileis, prisiklijuos, prisisuks. Ir tai dar ne viskas. Labai bloga. Padarysim technologiją. Va tokią plokštę pjaustom. Įdomi plokštė. Plastifikuota. Kažkaip panašiai. Kita pusė va tokia. Tikrai labai įdomi. Rock panel plokštė. 2,50 ilgio, 1,20 m pločio ir 8 mm storio. Tai labą rytą visi statybininkai ir visi kiti gerieji žmonės. Stovi stalažiukai. Užlipsiu truputį parodyti, kas čia darau. Va, keičiu plokštę. Tai šiandieną keisiu va dar šitą. Tiksliau ne tai, kad keičiu, o dedu ant viršaus, nes nėra jos supuvusios. Atrodo tai negražiai, bet jos yra pakankamai dar tvirtos. Tai kad visko neardyti, tai tiesiog dedu ant viršaus. Ir pavyzdžiui, va, kaip matot, va, sena plokštė ir yra kantas, tai jeigu čia krenta vanduo, tai čia gaunasi tokia kaip ir silpna vieta, pastoviai, sakykime, vanduo čia, gali papulti į vidų. Tai va. O aš kadangi dedu ant viršaus, tai užsileidžia gražiai ant lango rėmo, gaunasi toks minimalus kantukas ir jau niekados vanduo nestovės, jisai tiesiog nubėgs žemyn. Ir plus klientas tokiu mano sprendimu patenkintas, nes jau nebėra tos tokios silpnos vietos, kur gali vanduo palysti. Vaizdelis va toksai, pagrindinė gatvė. Esu kaip klaunas, visi žiūri kaip dirbu. Žodžiu, cirkas dirba, blaškau vairuotojus. Orelis fainas. Puiku. Jo, gana čia tų kalbų. Einam pasidažom kraščiuką tos plokštės ir eisim sukti. Olialia. Darbo sauga tai mane nubaustų. Pamatyti, kad aš taip laipėjau. Bet tikiuosi viskas praeis gerai. Tai va kalbėjau, kad dar reikia pasidažyti tą kraščiuką. Va iš apačios paimu, va truputį padažau, kad sakykime būtų, kad būtų apsaugota. Dažau va tokiais dažais, giori dažais, balti dažai, skirti medžiai. Plokštė sukasi va tokiais varžteliais. Va, dažytos galvutės, 5 cm ilgio. Turbūt pastebėjote, kai tą išbaigtą rodžiau, tai varžtus suku simetriškai, skaičiuoju atstumus. Nes jo planas buvo tiesiog perdažyti tą seną plokštę rock panel. Plokštė apsaugota plėvele. Paskui ją nuimi, turėtų būti labai gerai ir plus dažyti nereikia, jau jinai yra dažyta. Va taip prabėgi, gražiai su trumpo plauko voliuku. Čia šiandieną jau antrą kartą dažau, nes vakar pirmą kartą pasidažiau kraščiuką. Ir bus kaip original. Technologija. Nedidelis šitas darbelis. 2 dienų. Vakar, šiandien antra diena ir tikiuosi, kad nereikės rytoj. Tai va toksai ir planas, ten anal baigti ir va dar vienas yra. Šitas jau yra kritinės būklės, matosi, plokštė jau tikrai yra suirusi. Čia jau bus ramybė, nebus gatvės triukšmo, nes tam tos gatvės tai kaip klaunas, visi žiūri kaip aš dirbu, o man tai nepatinka. Kai jūs žiūrit, man patinka, bet kai kiti žiūri, man nepatinka. Jo buvau pasižymėjęs, kur reikia sukti, tai atstumai vienodi.
Šitas kvistas labai didelis, labai ilgas. Tai paskui dar reikės persistatyti stelažus, kad tenais dabaigti. Aš čia darau specialiai per 2 sujungimus, kur buvo senas sujungimas vienas, kad gultų vientisa, o galuose dasidės mažiukai, jie prisileis, prisiklijuos, prisisuks ir turėtų būti gerai. Gaila, kad neturiu daugiau stelažų, tai būtų galima iš karto visą apimti. O dabar teks čia įsidažyti ir teks paskui persikelti stelažas dar tenais. Gal reikės kada ateityje dar truputį dasipirkti tų stelažų. Jo labiau, kad sekantis objektas, kurį turiu daryti, tai irgi reikės aukštai dirbti, tai kaip ir trūkumas. Šiukšlių mašinos jau elektrinis Danijai pagrinde, ant baterijų. Kodėlgi ne? Kągi, šita pusė baigta. Jo, tikrai neblogai. Šauniai atrodo, ne? Je. Ir tai dar ne viskas. O, Robertėlis dirba. Jau ir čia pasistačiau stelažus. Tai bus galima šokti ir čia padaryti. Terasa jau tokia link pabaigos. Jau realiai reikėtų lentas keisti. Jeigu tai užsimanys daryti, tai beveik garantuotas, kad tai reikės man daryti. Gerai. Fainas kiemelis. Uždara tokia erdvė. Jau ir alyvos žydi. Kągi, lipam, apžvelgsim, kaip ten ta plokštė atrodo. Aš ir vėl danguje. Jo, būklė tai tikrai labai bloga. Jo, tai jau šitai vietoj teks tą plokštę nuimti, kažką sugalvoti. Ir plius matot, va, kaip langas išneštas, o kabinas įpirštas. Jau čia greičiausiai tai nepavyks ant rėmo užleisti, kas yra tikrai labai gerai, kaip įsileidžia ant rėmo dėl vandens. Reiks kažką mąstyti. Jo, kągi, reikia pirmą gal viską nusiimti ir tada bus aišku, kas yra kas. Bet sakau, bus jau problema, nes va, kaip matosi, kaip slangas yra išlindęs, išteštas. Kažkas kreiva, arba tas kreiva, arba langas kreiva. Kitai būt negali. Nieko tokio, padarysim. Technologija. Opa. Technologija. Pakankamai neblogas diskelis, medžiui skirtas. Va tokia ta technologija šitoj vietoj. Tarsi kaip ir klijuota poliuretaniniais klijais, 1,5 centimetro silikono.
Šitoje vietoje truputį balkių pritrūko, bet nieko ką dabar. Kam nepasitaiko, ne? Paukštukai čiulba. Fantastika. Nedarbas tai. O kas? Atostogos. Kurortas. Dabar reikia kažką tai sumastyti šitoje vietoje. Beje, buvau pažvejoti vėjažuvių, tai žodžiu reikia dar kartą važiuoti žvejoti ir iš 2 žvejybų daryti video. O kaip sekėsi, bus video. Greitų laikų bus dar truputis kitoks video, tai irgi dabar nepasakosiu kur kaip, irgi bus video apie trumpą kelionę. Ką, o čia tai turbūt teks važiuoti parsivežti medžiagų ir prasistorinti šiek tiek ir tada uždėti tą plokštę. Na ir tuo pačiu reikia pasižiūrėti, ar užteks plokštės. Plokštė yra 2,50 ilgio, o turime 2,28. Super. Aukštis yra 64. Jo, reikia vykti, parsivežti kokios medienos, kad prasistorinti kokį juostelių ar foskelingo. Gal tiesiog foskelingo. Vyksta turgelis įrankių. Nelabai turiu laiko čia žiūrinėti. Einu susimoku už medžiagas ir pasiėmiau foskelingo ir važiuoju toliau dirbti. Bet pirmą kavikės reikia pasiimti. Tai kaip ir viskas. Nefilmavau, žinokit, daugiau aš tų smulkių epizodų. Tiesiog susidėjau foskelingus, prisukau plokštę, nudažiau kampus, nudažiau šonus, žodžiu, viskas išbaigta. Likus stalažus susirinkti. Atvažiuos tai jau žmona, padės man su stalažais. Ir šitas objektėlis, toks trumpas darbelis, 2 dienų padarytas. Visai gerai. O jūs, aišku, kaip visada, parašykite komentarą, pasidalinkite savo mintimis, nuomonę, kaip jums tai atrodo, kaip jums toks atnaujinimas, ar priima tą tokį mano darbelį. Jo, reikia sulaukti žmonos ir pasikrauti stalažus. Tuoj turėtų pasirodyti už 5 minučių ir bus filmuko pabaiga. Bus šio filmuko pabaiga. Paskutinis. Valio, paskutinis. Jo, kaip gražiai netilpo. Va tuo man ir patinka Fordas. Atsimenu, kaip turėjau Citroeną, tai stalažai turėdavo stovėti šitaip. Aukštis būdavo tikrai labai neaukšta. O dabar va praktiškai stačia stovi. 1,23 m. Ir dar truputį lieka. Ai, dar šitie. Tai ačiū už pagalbą. Žiūrėk, kaip saulutė į tave šviečia. Kažkaip pavargau šiandieną. Jo, tokius darbus tai realiai reikėtų dirbti dviese iš tikrųjų. Vienam sunku. Aukštyn, žemyn, žemyn, aukštyn. Taip per dieną nusilakstai. Bet niekas nesakė, kad bus lengva, ne?
Kas nesakė, kad bus lengva. Lemba dabar atbulą įstumti iš tos gatvės, tai gan sudėtinga. Niekur, palauks. Kaip man kitaip išvažiuoti? Nu va, viskas. Nu ką, paleidau žmoną prie parduotuvės. Lemba, dužė šiandieną toks esu. Pavargęs. Jo, tai aš tada ir atsisveikinu. Tai dėkui, kad buvote, ačiū, kad žiūrėjote. Ir jeigu nesunku, paspauskit kokį laikotį. Būkit draugais. Nu, ačiū. Ačiū.